Na, aišku, pirmiausia, tai didžiausi komplimentai varžovom, kurie žaidė tikrai gerai. Tai yra kažkiek tai visai kitokio stiliaus, specifinė komanda. Komanda, kuri labai gerai žaidžia 1-1. Komanda, kuri gerai pataiko tritaškius. Ir pasakysiu, kad ypač pirmoje pusėje, ypač pradžioje mes visiškai nesusitvarkėm su savo užduotim. Šiandieną pirmas dalykas buvo gera gynyba pasakyti ant perimetro. Ypatingai 1-1, kas nebuvo. Antras dalykas atidžiai keistis, apsisaugot nuo tritaškių, kas nebuvo. Trečias dalykas, turėdami didžiulį ūgio pranašumą, mes visiškai pralaimėjom lentą. Pirmoje pusėje buvo 26-10, kažkas tai katastrofiško. Na ir turiu pasakyti, kad tai, ką planavau prieš rungtynes, visiškai nepavyko ir teko keisti. Ir gerai, kad sunkioj kovoj pavyko laimėti. Klausimai. Šiaip kažkaip tai šį sezoną dabar, jeigu prisiminti, buvo tų momentų, bet mes lentos bent nepralaimėdavom. O šiandieną katastrofiška padėtis šioj pozicijoje, taip kad aš negaliu suversti vien tik tai sakyti, kad ten nusiteikimas, nenusiteikimas, man tai nėra pasiteisinimas. Reikės gerai pasižiūrėti į įrašus įrašą ir analizuoti. Ar klausimų? Treneris sako, kad per daug rungtynių, kad anksčiau vėliau tos blogos rungtynės. Ar šiandien buvo tos blogos rungtynės? Kai sužaisiu visas, galėsiu jums atsakyti. Čia toks geras klausimas, visada bei tų blogų rungtynių, žinot. Kai geram ritme laimi daug rungtynių, gal ir treneris biški pasidaro toks ramesnis ir mažiau galbūt reiklus, kas yra labai neteisinga. Dėkui, kolegos. Galbūt galima tikėti šiek tiek ir apie varžovo neįvertinimą pakankamai. Kodėl? Jeigu Nauja Zelandija gerai žaidė prieš Slovėniją, jeigu jūs matėt, rungtynės buvo Slovėnam labai sunkios ir man teko su jais labai daug kartų susidurti, kadangi kai treniravau Kiniją, mes daug žaisdavom rungtynių ir visą laiką būdavo labai sunkios rungtynės ir šiaip jos matydavau, dar kartą sakau, yra labai specifinė komanda ir kartai šiandien nebuvo mūsų ta gynyba labai bloga, bet kažkiek tai ir sekėsi, tai metimai tai nuo vienos kojos, tai tritaškiai paskutinė sekundė, tai dar kažkas, bet reiškia mes ne maksimaliai, ne iki galo buvom atidus arba geri, kad to išvengti.